Visi su jumis Touch Gameris ir šiandien mes žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi Minecraft Pocket Edition 0.9.4. Ir mes tęsime savo išlikimą šitame Pocket Edition world'e. Ir maždaug aš negaliu mėgot. Ir jeigu pastebėjot, biškį grafika pasikeitė, todėl kad aš įsinstaliavau tokį vieną texture packą, kuris šiaip gražiau atrodo. Oh my god, what the... Go away, bitch. Tai va, jeigu jūs norite jį atsisiųsti, linkas bus description'e ir aš nužudžiau zombį ir jis man leido mėgoti. Taigi, dabar praeitam epizodui buvom suradę kaimelį, tenais pasiėmėm daug daiktų, dabar jau grįžome, maždaug to. Tai, ką aš norėjau padaryti? Visų pirma, aš dabar matau skraidantį uodą, aš noriu jį užmušti. Va, gerai. Mission accomplished. Gerai. Užmušiau uodą. Tai va. Ne Minecraft'o gyvenime. Tai va. Dabar aš jums parodysiu, ką aš noriu padaryti. Maždaug padaryti tokią labai gražią vietą chestams. Kur turės daug chestų ir visi blokai bus visi daiktai. Tai čia bus kolidoriukas chestams. Maždaug visur čia stovės chestai. Ir dabar aš jums maždaug parodysiu, kaip maždaug tai viskas atrodys. Tai pasiėmė mano pickaxe, kuris beveik jau pasibaigęs, tai maždaug visur bus large šitie. Karočią dideli šitie. Large chestai. Nežinau kaip šitą varšiai ištarti šitą žodį. Large. Like seriously. Nelabai jokingai tariu, nežinau kodėl, gerai. Whatever. Tai va, maždaug va taip va bus viskas. Arba ne. Gal taip. Gal ir ne taip. Nu jo, maždaug jo. Čia pastatom. Ir dabar aš jums parodysiu, kaip maždaug viskas atrodys. Taip, pristatom čia biškį toršų, kad neperispauntų visokių gėjų. Gerai, dabar aš šiaip visur ruošiuos taip daryti, bet dabar kol kas pasidarysim tik šitame kolidoriuke, nes šiaip užims labai daug laiko. Taigi dabar visų pirma einam, pasiėmam 2 ironų ir pasigaminsim vieną super dalyką, kuris yra super, kuris yra žirklės. Žirklės, ne? Šieras, jo. Tai va. Ir einam dabar va čianais. Ir jos skirtas, kad nukirpti lapus, nes jeigu jūs jos tiesiog trankysit su ranka ar kardu ar kirviu ar nors su kastuvu, nieko nebus. O jeigu jūs jos imkisite va taip, tai jie tiesiog labai lengvai pyzdinsis. Tai va. Bet šiaip jos greit naudojat, pažiūrėkite ir volko. Gal ir nelabai greit. Gerai, whatever. Mes jų daug prisikastim, kad pat turėčiau ir aš ir nereikėtų man už kadrų vaikščiot. Gerai. Taip. Čia labai gražiai atrodo šitas nukryptas. Čia šitie, mums reikia jau. Eina savo koks bugas, žiūrėkit. Čia bugas biški. Gerai, whatever. Maždaug jo. Davai nuskatam visą šitą medį maždaug jo. Taip. Bet kaip keičiasi lapų spalva, kai jos nukirpi maždaug. Žiauriai. Big different. Gerai. Taip pat galima su žirklėm skurt žolę. Ir po to ją vėl statyti maždaug kietai. Bet aš nemanau, kad kai aš jas dabar nukirpsiu, jos dabar kaip blokai atrodo, tai keičia spalva, bet manau, kad kai aš vėl pastatysiu, tai jie vėl bus tokios pačios spalvos deviliškos. Bet whatever. Ir po to, kai mes pasidarysim tą šūdą, su kurio galima nueiti į tą tipo mini netherį, tipo mini pragarą. Tenais tą nether reaktorių padarysim. Tai tada viskas bus labai gerai. Ir dar šitas texture packas keičia saulės vaizdą. Maždaug dabar saulė gražiau atrodo ir realiau. Ne kvadratinė, o tiesiog tokia kaip lauke maždaug.
Gerai. Maždaug jo tave nustutam, karočią. Aš geras tripėję. Dar kiek čia liko. Paliekam zombiam. Maždaug turim kažkiek. Dabar kaunarnėje. Čia kažkoks tvoras, bet man po. Einam. Dabar. O, fuck, kaip plaukia griaudė. Nesitikėjau. Geriau uždarysiu langą. Gerai va. Nes aš nenoriu ten visų tų baisų garsų girdėti. Gerai, dabar žiūrėkit, kaip viskas bus atrodys. Imame pikeksą. Prakalam čia. Bet maždaug, kai mes gausim tos šūdus, viskas atrodys daug kiečiau. Ir geriau. Taip. Ir maždaug čia pastatom taip. Ir taip. Maždaug atrodo gana neblogai. Mano manimu. Jo. Reikia tos blokus šitam paimti. Bait mane nervina. Like, seriously. Gerai. Nu gerai. Dabar maždaug taip visur padarom. O po to, kai mes gausime tuos šviečiančius šūdus, aš pamiršau, kaip jie vadinas. Bet karočiai iš ten iš tokių dulkių galima pasidaryti tokias kaip lempas, bet ne lempas. Ir maždaug ten įstatysim ir atrodys daug kiečiau. Tai jūs supratot, manau, mintį. Tikiuosi. Taip. Gerai, karočiui, tu po to išnyksi kada nors. Kodėl aš tas negaliu paimti? Pre. Ir aš dar jums parodysiu, ką aš ten radau, kai kasiau kitą tunelę. Ten šiaip dalykas gana kietas. Paliubomu tu ten turi nukristą, ne? Šiaip ten dalykas gana kietas ir mes ten galėsim padaryti labai gerą dalyką. Daug čia pasakiau geriausią frazę savo gyvenime. Dalykas labai geras ir mes galėsim padaryti dar geresnį. Štai ką aš norėjau pasakyti. Ir man užteks... Jo. O, kaip tik 2 toršai. I am lucky boy. Bet maždaug mes darysim daugiau čestų, nes man šito vis tiek neužteks. Ir kitoj pusėje turbūt reikės padaryti. Dabar einam gauti some wood. Ir pažiūrim, kur saulė, gal aš galėsiu pamiegoti. Vėl tas bugas, kai pasidaro daug atsakymai, tai jūs tiesiog išmetat ir vėl atsiranda. What the fuck? Gerai, whatever. Kai aš juos naudoju, tai jie buvo vienodai naudojęs ir kai maždaug šitą laikau rankoje, jį naudoju ir jį naudoju, tas dings tai. Nu, jūs karočiui pagavot mintį. Tikiuosi. Turiu. Net išsigandau, kad medžio neturiu. Būčiau susinervavęs. Taip. Paliubobo antram neužteks. Neprisisponin. Ir aš dabar naudoju block launcherį, kuris ten leidžia instaliuoti modus, tekstur packus. Ir maždaug atsisiųskit visi ten, paieškokit Google Play'e. Ten aš dabar naudoju Pro versiją. Jinai ten kainuoja man $2 litus. Nebrangiai tai. Bet yra ir ten free versija, bet jinai ten ribota. Nu, neturi tiek daug pričindalų, kiek Pro versija maždaug. Jūs mane supratot. Gerai. Dabar taip.
Labai juokinga Minecraft'e. Labai juokinga. Matot, šitas žaidimas mėgsta trolint žmonės. Va tokiais dalykais ypač. Gerai, daug pasidedam dabar dalykus, kurių mums nereikia. Ir greitai mūsų inventoriuje atsitiks revoliucija, nes mes viskas sutvarkysim dabar. Tai čia nežinau, kaip čia viskas atrodo, čia siaubingai tiesiog. Bet va dabar aš darau taip, kad viskas būtų zaibys. Gerai. Jo. Taip pat turim kirvį. Dar gal ant prikolo. Nu, man gaila žiūrėti, kaip jis kankinas. Nu, tiesiog labai žiauriai atrodo. Gerai, man nereikia siūlo. Vis tiek užteks man pasigaminti. O, my god, štai hito rimtai. Aš maniau žiūrėjau nudės. Gerai, maždaug man užteks siūlų pasigaminti lankui. Ir aš ten turiu gal 20 strėlių. Tai turėsim kažką nušauti, tai galėsim nušauti. Gerai, pasikasam šitą. Nepasikasam, tai pasikam, tai yra. Taip, o šitas. Taip. Šitas blokas fornauja, jis nustovi. Senami činais. Kai sugriūna, bugas kažkoks yra, kad kai sugriūna visų itemų, nu, kai koks blokas sugriūna, tai normaliai atrodo tie trupinėlė, kai šitus vijoklius sugriauni, tai jie kažkaip keistai atrodo, tai čia gal bugas, gal tiesiog pamiršo apie tokį dalyką, nežinau. Nu, gal ištaisysiu ateityje, gerai. Dabar turim kažkiek medžio, duom vieną, normaliai. Taip, pasigaminam. Bus gerai. Ir dabar aš jums parodysiu, kas ten yra, ką aš ten padariau. Nu, ką aš ten radau, tai yra. Ir ką mes ten galėsim padaryti. O štai ten. Gerai. Einam. Ko tie blokai neišnyksta? Jo. Like, seriously. Gerai. Tai štai. Aš čia kasiau, jau čia laiptus pasidariau. Čia galėsim kažkokį special kambarį padaryti, nežinau. Gal šuniukams kokiems čia bus vietelė. Gerai. Tai va, maždaug čia kasiau, puf, ir čia kažkokia chuinia šia. Tai va, maždaug einant čia, mes einam ir į va čia išeinam. Tai jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia, kad mes čia galim pasidaryti tiesiog perfect balkoną. Ir maždaug dar va tenais nuėjus. Kalkis. Va, maždaug dar čia nuėjus. Čia galima pasidaryti langą. Čia. Aš nekaliau. Čia rimto buvo toks kaip langas padarytas. Ir ten toliau galima eiti, bet ten jau, manau, nieko nedarysim maždaug. Tai va, čia viską patvarkius. Labai gerai. Čia žiauriai daug darbo reikia dėti. Galima padaryti lygų kelią. Blet, kaip griaudė laukia. Gerai. Bet taip galima padaryti lygų kelią. Čia laiptus. Čia turėklus. Maždaug po čia va. Ir galima padaryti labai netgi gerą balkoną. Arba net išėjimą iš tą pusę. Galima čia kur nors eiti tą pusę. Į šiaurę, pietus, nežinau kas tenais. Tai va. Einam dabar. Čia nais. Ir čia, manau, padarysiu man rimto. Didesnį tokį kambariuką, šunį, arba nežinau, kiek aš ten šunų surasiu, kiek man paiks prisijaukinti. Gerai, va čia auga mano morkos. Čia auga bulvės, čia auga kviečiai. Ar nežinau, kas čia. Avižos. Kažkas čia auga, karočią. Ir aš viską rinksiu, kai visiškai viskas užaugs. Kai jau bus viskas pilna, tada aš susirinksiu ir vėl pasidinsiu. Nes man va taip labiau patinka viską daryti. Blet, žaibuoja laukia nupizdės. Aina nahui, blet. Nesidėsiu aš čia. Einu aš geriau toliau nuo lango. Man tai nepatinka. Gerai. Tai va, karočią, jūs mane supratot.
Ir maždaug, kai nedarysiu video, aš sutvarkysiu visus blokus. Tai maždaug dabar į šitą mes dėsim visus blokus. Medieną, molį, kurį mes turim, kurio mes turim tiesiog dahuja, dirtą. Maždaug dabar pasiemam visus blokus. Aš abejoju, ir man užteks inventoriuje vietos. Bet whatever, pasiemam visus blokus. Čia ne blokas, kam aš tavėmu. Eina nafig, kaip ten griaudė, man baisu. Gerai, susirenkam visus blokus. Taip. Blet, kiek aš jų dar čia turiu? Man užteks vietos? Nu čia ne faktas. Like seriously. Man net jos neužteks. Gal užteks? Ai, va, užteks. Jo, tiesiog zaibys. Pamačius, kiek aš blokų turiu. Gerai. Bėgam dabar į mūsų super place. Gerai, dabar dedam. Maždaug dabar dafiga darbo. Dedam, iš pirmo sudedam šitos spalvos blokus visus. Taip. Dar nėra modo, kuris ten padėtų lengviau tvarkytis su tvarka, bet maždaug gal sukurs kad nors kažkas. Palauk, ne. Ne. Kažkas blogai. Va, dabar perfekt. Taip, įdedam va čia. Va šitą. Dabar sudedam šitos spalvos blokus. Ir maždaug dabar viskas atrodys daug geriau, nes man užkniso tą visą betvarkę. Ir kad nelabai patogu gyventi šitaip. Tai va, tvarkomės namus. Darom generalinę. Jūs žinot, ką reiškia daryti generalinį namuose, jeigu kas nors yra daręs. Generalinė, tai kai tvarkai viską. Nu ir dar galim medieną sudėti maždaug, jo. Dabar šitas bus skirtas maistui. Jo, maistui. Bet maždaug aš dabar maisto dar nelabai daug turiu, tai nežinau, ar apsimoka jį dabar naudot. Tai kad jo, einam pamiegot. Man kažkas parašė. Jo. Gerai atsakysiu, kai maždaug baigsiu filmuot. Tai kas parašė? Jo, maždaug, ne, maždaug čia for no reason parašė, kažkas mane tokie žmonės nervina. Ai va, žinau, ką dėsim į tą chestą, maždaug dėsim tokius kaip power gun, kaip šitą fignia vadinas vapšė, powder gun, ar kaip, gunpowder, va, kažkokį хуйnį pižiu, gerai. Maždaug dėsim tokius dalykus kaip powder guną, auksą, geležį, deimantus, jeigu turėsim, aišku. Nu, auksą tai dabar turiu ir gana nemažai. Va tokius dalykus vieno žodžio. Tokius brangesnius ten. Jūs mane supratot, karoči. Einam. Auč. Tada. Morkas kubai pagalba. Ten reikės kažkokį patogesnį nusileidimą pasidaryti. Gerai. Bliat, kaip griaudė laukia, eina nahu. Gerai, maždaug šitą padedam. Šitą. Nu čia, kaip sakant, pasižiūrėjus, tai čia, nu galima pasakyti better than nothing. Geriau negu nieko. Ir maždaug šitus česus dar
nu, surasim, kam jos panaudot. Manau, dar atsiras dalykų, kurios galima įdėti tos laisvus čestus. Ir dar kokia man čia idėja kilo, kad čia galima padaryti vieną gražų dalyką. Ką matome, bre? Maždaug čia galima bus daryti. O, taip. Juos, oh my god. Ir dar nieko nedavė. Like seriously, bre. Gerai. Čia galima bus padaryti šitą, kaip ten tas šūdas vadinas. Blet, pamiršau. Vadapad. Tik rusiškai žinau, kaip tas dož... Kaip ten tas šūdas? Upė, ne upė, nu. Vadapadas, nu, kas moka rusų, tas žino. Aš moku rusų, gerai moku. Aš žinau, kas tas yra, bet nežinau kaip lietuškai. Aš pamiršau, kaip lietuškai vadinas. Jop, tai matė. Palauk. Nuokalnė. Blet, kokia nuokalnė. Karočią, vadapadas, jeigu nežinot, paklauskit kokių draugų, karočią. Tas šūdas, kai vanduo teka žemyn nuo kokio kalno arba nuo upės ir teka žemyn, karočią. Krantas? Ne, krantas čia ne visai. Karočią, man dabar huinia kažkokia galvoj dedas. Ko tie spaideriai po to medžių linda, aš nesuprantu. Jo antras spaideris, kuris linda. Gerai, whatever. Einam dabar čia. Maždaug vakas. Pasiėmam šitus aitemus. Dar vieną turiu steką šitą huinios. Dar turiu šitą. Dar šitą turiu. Dar kaulą reikia sudėti prie tų brangesnių šūdų. Jo. Maždaug jo. Dabar einam. Leidžiamės liftu. Gerai. Einam į čia. Ir sudedam. Šitą čia. Dabar taip. 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 Nu, manau, jo. Žinosim, kur viskas guli. Ir šitą čia sudedam. O, apšie zaibys. O į šitą čestą, aš žinau, ką mes dėsim. Va visokį va tokį šūdą. Va šitą, va tokį šūdą, karočią, dėsim. Dabar einam pasiimti tą visą šūdą. Va šitą visokį, va seplingus, visokios strėles, visokios plunksnas, šitą prie maisto, jo, šitą prie maisto. Tada va šitą va tokį, va kaulus visokius, va odą. Va tokius, va. Jūs mane, karočią, suprantat. O jau maistą, kai jau turėsim labai daug, tai jau, žinau, tada galėsim dėti į tuos atskirius, karočią. Tai va. Va čia va šitas sudedam plunksnas, va šitą, va šitą, va šitą. Taip, taip. Taip, nu čia tokie maisto ten, tokia visa fignia, karočią, suprantat, kurie mažai kada jos prireikia ir visada jos yra daug ir ją galima laisvai rasti ten, bežudant monstrus, karves ir panašiai. Tai, manau, baigsiu šį epizodą. Maždaug, jeigu jūs norit šito awesome texture pack-o, jūs jį galite surasti description'e, linko, ta prasme, ir atsisiųsti. Bet jums reikės block launcherio. Maždaug paieškokit, gal kur nors siūsit. Manau, per tą free version, nemokamą versiją, karočią, galima, gal texture packus ir galima jau, bet man rodos modų negalima instaliuoti, bet maždaug jo, maždaug lengva naudotis, bet jūs vis tiek turite turėti Minecraftą ir jo. Tai jeigu ką, tai jo, galite surasti šitą linką į šitą modą, kad jie didžiaus, bet turėkite omeny, kad jums reikės block launcher. Tai va, programos tokios vienos. Tai spauskit like, komentuokit, dalinkitės,
ir prenumeruokite mano kanalą. Su jumis buvau aš Tauč Gameris ir geros jums dienos. Labai kuri lyja ir chujovas oras. Gerai, karoči. Bye bye, bitches.